Tai viską padarė Lietuvos fašistai. Čia neprisidėjo ne vienas vokietis. Čia padarė tik tą Lietuvos fašistai. Vokiečiai nedalyvavo čia. Du kilometrus eiti, čia nemažas. Lietuviai iš abiejų pusių gatvių stovėjo, kiti užjauti. Visokio, aišku, buvo žmonių. Kodėl ir kaip galėjo atsitikti, kad kai kurie lietuviai, žydais pragyvenę daug metų viename miestelyje, apie 600 metų, žiauriai padėjo sunaikinti nekaltus vaikus, moteris, senelius ir vyrus. Jiems prižadėjo turtą. O daugelis šito banditai ėjo dėl turto. Jie, kad reiškia, paskiau, kad atėmė nuo žydus tos darbužius visokius, baldus, išdalino jiems, davė jiems, reiškia, už tą darbą. Jie paskiau buvo tiesiog huliganai, buvo pijoka, buvo, kurie žmonės negalėjo iš viso. O tokie buvo susirinkę. Kurie norėjo turtą ir norėjo, reiškia, atsigerti, dėl to, kad ten buvo pilnas dėžės šnapso buvo prišaudima. Būdavo viena komanda, viena šaudys, kiti nueis paskiau atsigerti, kitą tėdavo, ir vėl taip būdavo šnapso gerti. Dėl to, kad būdavo girti, jie šaudė girti. Nebūdami. Šitą darbą darė labai nedidelė dalis mūsų tautos žmonių ir ne vienas turbūt doras pilietis negali pateisinti to, kas įvyko. O didžioji dalis žmonių kaip tik gelbėjo žydus karo metu. Aš žinau, netgi tos žmonės, sakysim, Žemaičių Kalvarijoje ir kitur, kurie išsaugojo savo namuose, rizikuodami savo gyvybę, net po 20 žmonių slėpdami savo sodybose. Vadovavo vykda egzekucijos lietuviai. Lietuviai tik tą getuose, jau kur buvo, ten jau buvo ir Wehrmachtą jau ten buvo, reiškia, jau vadovavo. O taip, šit mažas miesteliuose, kur geto nebuvo, reiškia, yra vadovavo lietuviai visi. Atsiskaitė su savo broliais, kurie priėmė Tarybų sąjungą kaip po tikrą tokią žemę, kad, reiškia, jiems davė. O visus. This announcement
Nėra sinagogos, nėra mokyklų, nėra laikraščių, kur būdavo anksčiau. Nevyksta jokių judėjimai, dėl to, kad žydų nebėra plungė. Aš tik vienas belikau. Tik paliko žydų namai, daugiau nieko. Как а Миша tas ministrs, see pidi ta midagi, ministris. Ne, jau miris. Miris. Jā, Dar legaliai. Sveiki, mes kaip giminės, visur susitinkame, ne? A jūs kožną dien vis gražesnis. Tai su vienu, reiškia, tai su visais apdovanojimas, taip ir pareinat gražiai. No. Aš tam tikroje nekabinau. Ai, nekabina tikroje. Ne. No. Bet žiūrėkit, vėl saulė šviečia. Aš, žinokit, ėjau ir galvoju, mūsų specialiai dėl jūsų, ne? Kad viskas būtų gerai. No. Atėjau, ten apsižiūrėjau, sakau, Mes norim padėkoti Jakobui už parodą, kadangi mūsų yra Uginskio dvaro bičiulių narys, pats vyriausias, pats garbingiausias. Dėkojam jums už parodą čia visi. Ačiū. Už. Sakykit žodį Jakovai, jau dabar sakykit, mes jau laukiam. Ja. Neprievartauja, kad mūsų draugus man galime sugrįžti. Labai dėkoju, kad atvykot pažiūrėti, nors čia yra dalis mūsų muziejaus, žydų muziejaus yra, čia dabar yra eksponatai, įdomus yra, prieš karinę yra, net ir 20 metų fotografijos yra. Aš anksčiau tikėjau ir mokiausi, bet ir tikėjau iki pat tą momentą, kol nepradėjo, reiškia, žudyti žydus. Reiškia, Dievas, aš sakau, kad Dievas, kaip galime tikėti Dievu, jeigu jis leido šitą 6 milijonų žydus žudyti. Koks tai toks jau geras Dievas būna. Kaip gali tėvas arba savo vaiką nuskrausti. Negalim, reiškia. Ir čia taip. Ir aš galvoju, kad čia ne vienas tikėjimą pametė. Po tiek laiko mes galim analizuoti, žiūrėti, o tada tai žmonės buvo
Visi nustebinti tik. Žinau, kuliuose, tai kai getė būdavo, moteris mesdavo duonos riekeles par tas grotas. Aš žinau, patik man sakydavo senelį, kad mesdavom vien tą duoną, mesdavom pro tas grotas. Bet tik tiek. O ką galėjo žmonės padaryti? Juk su ginklu galima, vienas gali kiek iššaudyti. O ką gali, jeigu pasidarė aplinkybės, kam žmonėm pasidarė tokius aplinkybės. Žinau vieną atsitikimą, kai melžė moteris melžė karvę ir vedė pro šalį žydus, bet čia ne mano kaimenė, tik taip atsitikimas senelis pasakodavo, kad melžė karvę ir vaiką metė, žydė savo vaiką ir jinai greitai po sijonu savo pakišo. Tai yra aplinkybės. Kažkokius tai, jeigu pasitaiko aplinkybės, kad galėtų priglausti žmogų, bet jeigu tu neturi tų aplinkų, jeigu šalia tavęs nebuvo tuo metu ir tu negali kažko paslėpti ir niekas pas tavęs netėjo, tu į getą nuėjęs nepaimsi tų žydų. Nepaimsi jų, neišgelbėsi.